50 km žygis nuo Baisogalos iki Radviliškio skirtas istoriniam 1919 m. Lietuvos karių savanorių žygiui ir jų kautynėms su Bermonto kariuomenės likučiais atminti. Kad žygeiviai geriau pajustų istorijos dvasią, žygis prasidėjo mūšio inscenizacija. Naktinį žygį sutraukė kelius šimtus dalyvių, kariškių, civilių, užsienio svečių. Žygio organizatoriai maršrutą suplanavo taip, kad būtų aplankytos svarbios Lietuvos istorinės vietos. Pirmoji iš jų partizano rėmėjų Sajų sodyba. Paskiau 49 metais Minaičiuose pasirašytos deklaracijos vieta bunkerį. Po to Varnionės aplankysim, ten yra 1928 metais pastatytas paminklas 10 metų laisvėje, iškovoti laisvėje atminti. Po to Daugelaičius, kuri 19 metais žuvo pirmieji žvalgai savanoriai. Nu ir galiausiai pasieksim tą vietą, kur 1919 metais Lietuvoje savanoriai kariavo ir sumušo Bermonto kariuomenės likučius. Didžioji dalis žygio maršruto nusidriekė lauko ir miško keliukais. Dalyviams teko praeiti kelias improvizuotus patikros postus. Juose žygeivius stabdė ir dokumentų reikalavo Sovietų Sąjungos represinės žinybos kareiviai, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviai, Lietuvos kariai savanoriai. Visi kariai vilkėjo atitinkamo laikotarpio aprangą. Istorinės atminties puoselėjimas, išsaugojimas būtent ir ypatingai džiugu matyti, kad tiek daug jaunimo, kurie irgi būtent tas idėjas persims, būtent ir atsimins, ir dalyvavimo savo, ir nebijotinai dėl ko čia jie dalyvauja. Žygeivių neišgąsdino nei šaltis, nei ilgas žygio nuotolis. Visi dalyviai buvo kupini ryžto įveikti visus 50 km. Pradedantiesiems gal nėra mažai, kaip sakant, bet kai praeitas ekstremas, yra ką veikti, ypač naktį, nes naktis vargina, pati naktis vargina. 50 km žmogui nevaikštančiam yra daug. Tai iš tikrųjų didžiulis išbandymas ne tiek fiziškai, kiek tavo psichikai. Tai sugebėsi, nesugebėsi, nes po kokio 30 km tu pradedi su savim kovoti. Tai va, kaip Miglė minėjo, tai kad nepavest komandos vis tiek eini ir nueini. O patyrusiam žygeiviui tai čia yra, kaip sakoma, pasivaikščiojimas ir pasigrožėjimas gamta ir apylinkėm. Naktinis žygis Pergalių ir Kovų keliais Radviliškio rajone rengiamas jau antrą kartą.